Prieš mus magistranto Kęstučio Krasausko darbas. Paminklas dainininkei Beatričei Vincevičiūtei, profesorius Karalius ir recenzentas Serapinas, pažymėję 8-7. Prašom, gerbiamas vadovas. Taip, turiu garbės pristatyti Kęstutį, kuris 996 metais baigė bakalauro studijas pas mus ir tik tai po eilės metų, šiais metais, gina savo baigiamąjį darbą. Jeigu jo pristatyti visą kūrybą ir veiklą, tai, sakant, be lapelių nelabai galiu įsiversti. Jis gimė 1968 metais Panevėžy, 87. Gal ir nebuvo mano šeimoje menininkų, bet, kaip sakant, matyt, gimdytojai buvo lyriško širdies. Nes mama turbūt irgi su siuvimu, atsimenu, kaip modelis paišydavo moterim, kaip geresnė suknelė yra. Gal tėtis mažiau. O šiaip tai mane truputį pamokino, dar visai mažiukas buvau, gal 3 metų su trupučiu, atsimenu, kaip mane dėdė dar Troškūnuose kažkur, tai kai jis slapstėsi ir jis būdavo užlindęs už šito spintos, išlįsdavo, kai išeidavo visi žmonės, tai jis, mane mokindavo piešti, žinot, su vaiku pažaisti. Tai ką, jis pradėdavo paišyti arkliuką man. Ir aš vis prašydavau, kad jis paišytų dar kartą. Ir dar kartą, paišytų. Trečiam kurse atėjo, mums dėstyti šitą skulptūrą ir kompoziciją profesorius Konstantinas Bogdanas, 4 kurse, 5 ir 6 aš jau mokiausi pas profesorių Vyšniauską. Tai taip, kad galima sakyti, aš beveik esu iš tikrųjų Vyšniausko mokinys, jeigu jau taip žiūrėti, su baigimu, skulptūros. O šiaip tai, aišku, veikia, dar veikia, šone visokios tos nuomonės, koridoriai turi savo mokymą ir įtaką. Tai atsimenu, Šarapovas, Stepas, mes Stepu vadindavom, Stepanas, bet jis jau pastebėjo, jau iš karto mane nuo 3 kurso į savo kompaniją, jau traukė, iš karto. Na ir paskui jau bebaigiant, aš jau tai nutolau nuo tų, figūrų, arba tiksliau figūros, perėjau į kažkokį tai simbolizmo, konstravau tokį gyvenimo medį kažkur tai, eilę eskizėlių padariau. Atrodo teigiamai, aš ten baigiau labai gerai, viskas praėjo, vis kažkurį laiką dar ten koridoriui stovėjo ir paskui sunyko, kaip visa kas nyksta. Bebaigiant, mane pasikvietė, Čiurlionio meno mokykla, nes iš Čiurlionio meno mokyklos išėjo į kūrybinį darbą, dirbti, tai Vildžiūnas. Vladas Vildžiūnas. Ir aš į jo vietą buvau pakviestas dar studentų, diplomantų būdamas 69 metais dirbti skulptūros tam skyriuje dėstytojų. Atsimenu, nelabai ten norėjo mūsų administracija išleisti, bet aš kažkaip pasimiau savo iš archyvo, taip iš to, mūsų kanceliarijos technikumo atestatą. Ir nuėjau tiesiai, ten 5 rublius prarasdamas, kad ne aukštojo mokslo, tai ten dėstyti. Ten man jau prasidėjo kita mokykla, kitas institutas, kita, aukštoji mokykla, nes ten visa kompanija buvo taip, bedirbančių rimtų žmonių, visa eilė
sakyčiau, pradedant nuo Kisarausko tapytojų, Stasiulevičiaus, Ciplijausko, Lyno Katino. Tie metai visai neblogi, man davė kažkaip taip peržiūrėti tokią galimybę savo tą kelią ir pradėti, ir tada aš daug nelaukdamas koridoriui pradėjau daryti tą savo, reiškia, hokejistus daryti, paskui tą Nojaus laivą. Užsakymų tada problemos jokios nebuvo. Užsakymų turėsi, bet ką tu dirbsi ką tu dirbsi, reiškia, tuos užsakymus. Aišku, nebuvo problemos, kad tu ir baigęs kažkur tai darbą gausi, reiškia, mokytojų darbą. Aš gavau paskyrimą į švietimo ministeriją, reiškia, Vilniaus skyrių, reiškia, kur tai pedagogų dirbti. Bet kadangi aš nuėjau į Čiurlionio meno mokyklą anksčiau, tai, reiškia, taip aš ir nebebuvau įpareigotas, reiškia, kažkur dirbti. Bet buvo problemos, reiškia, kitos. Kaip tu įsikariausi, kokią užimsi poziciją, reiškia, yra. Ar tu iš karto priimsi, reiškia, paklusi ar tu ką nors pradėsi kažkaip taip kitaip daryti, reiškia, kitaip žiūrėti. Tai tą kitaip ir man, sakau, tokį palaikymą aš turėjau iš kaip sako, palaikymo komanda, tai buvo Čiurlionio meno mokykla. Aš ten bedirbdamas, kai jau tą dirbtuvėlę, reiškia, jau turėjau, tai aš kažkokį porą tų darbų ar keletą ir padariau. Paskui kažkaip taip gavo, reiškia, sklypą panaudai, sakykime, šių laikų žodžiais, Jeruzalėje, ten Kuzma mane rekomendavo, reiškia, taip sakant, ir pasistačiau dirbtuvę ten šalia visą kameną ir ten užsisuko, reiškia, mano toliau vykdymas tų eskizų, tų arklio darymas ir kitų skrydžių ir taip toliau. Atsimenu, išvažiavom mes į kūrybos namus, teko tada susitikti su Kazimieru Valaičiu. Nors vieną kitą kartą su jį sutikęs ir Užupy, čia buvo dabar, kur yra, reiškia, bažnyčia, ten buvo tokia, kaip sakyti, meno gamykla, reiškia, buvo ten lipdyba, užsiimdavo, modelius, reiškia, darydavo. Iš ten buvau priimtas pas Ambraziūną ant kampo, kaip sako, ten Šarapovas dirba, visa eilė, reiškia, ten skulptorių. Tai atsimenu, Valaitis, reiškia, mane, ten jau mes susitikom kalbėdamas. O kada jau važiavom į tą, reiškia, į tą Palangą, tai jis iš karto ar Rietave, ar kur mes sustojom. Tu, sako, su manim gyvensi. Tai teko jau su juo pabendrauti, kaip tik tai jis, toks jam buvo laikotarpis, kada jis nebenorėjo jau tų savo, reiškia, kalti šitų skardų vadinamų, kaip mes tai vadindavo, skardų restoranams ir taip toliau, tą komerciją, o jis jau pradėjo to jau modernizmo, reiškia, tuos mažuosius savo darbelius, reiškia, daryti. Ir jau tą industriją jis taip maištingai visą laiką, reiškia, muistėsi. Ir įsikalbėdavom, o aš kaip tik tai tada ir dariau, reiškia, tą savo eskizą, kurį turiu čia ant toks voro kojomis. Tai jis labai jaunas, jis sako, daryk kaip Učelo, toks yra italų renesanso, tokie stambus arkliai, reiškia, yra.
tai kaip tu čia dabar tokį darai? Nu, man tokį nerealumo ir tokios vizijos kažkokios norėjusi. Tai jis paskui atjodavo į sodą, man vaizduoti, koks tas arklys ir raitelis. Tai jis buvo ant to arklio, pats labai stambaus ūgio. Tai jis buvo mano virš galvos, nes virš dirbtuvės, reiškia, kai jis ant arklio joja. Aš sakau, tu išnyka, tu čia man nesimaišytum, suprantat, nes man gadina tą, ką aš noriu padaryti, reiškia. Nes aš supratau, kad kiek arčiau artėsiu prie to, nu, kaip sakyti, tos įprastos realios tikrovės arba liktai to ženklo, to man bus sunkiau yra padaryti, reiškia. Man reikėjo rasti tokią landą, kad aš rasčiau, reiškia, kažkaip tai tą įgyvendinti. Antra, buvo sunku pabėgti nuo tokių nu, kaip sakant, įvaizdžių, kaip Mansų, tai yra ne Mansų, reiškia šitą, jo, buvo, kur arklius darė, reiškia, Marino Marinė, pabėgti, nu ir šiaip, kas kiti darė tuos arklius kokiuos. Antra, reiškia, turėjau suprasti tuo metu, kad darant aš turiu turėti kontaktą, nu, su tą, sakykime, to kontekstu, nes kitaip arba bus visiškai nesuprastas, arba bus kitaip suprastas. Tuomet, reiškia, labai buvo kitas kontekstas. Buvo, reiškia, Leninai, reiškia, grinai ideologinė, reiškia, ideologizuota meno, reiškia, kalba. Nu, ir tada tokie tik buvo užuobėgos, reiškia, vadinama dekoratyvinio meno. Tada buvo įvardinimas viso meno, nu, dekoratyvų, reiškia, kai yra plastinės kalbos, reiškia, kokia tai apraiškos šiokios tokios, reiškia, yra. Tai po tą skraistę kažką buvo galima daryti. Pavyzdžiui, Mikėnui nereikėjo eiti po kokią nors dekoratyvinę. Jis dar, kaip asmuo, jis galėjo, reiškia, kažką tai daryti savitai šiek tiek, negu kad tai buvo, reiškia, toj visoje sąjungoje, reiškia, yra. Čia ir buvo tas skirtimumas, tos kalbos santūrumo, sakykime, reiškia, ir taip toliau, plastinės kalbos santūrumo. O jeigu, reiškia, ateinant, reiškia, arba kitą kokią veiklą nedarant, reiškia, tų jau paminklų, tai reikėjo ieškoti kokios tai terpės, kurioje galima buvo reikšti ir gyventi. Nu, tai, pavyzdžiui, Valaitis pasirinko, reiškia, atrodo, restoranai, dekoracijos, suprantat, reiškia, ir taip toliau. Tai kito kelio nebuvo, tai taip sakyti, čia galima žiūrėti ir visaip. Reiškia, šitas šalutinis ėjimas ir tas toks nukanalizavimas veiklos, jis davė, kažkas vystėsi, bet neįsivystė, o reiškia, mūsų tame judėjime, sakykime, neįsivystė tokio kontraaiškaus, tokios aiškios rezistencijos,
meninė forma. Matot, aš nesu prisirišęs prie kokio nors vieno stiliaus, nes aš jau niekad man nebuvo tokio, ne stilius, o man kažkaip, ką noriu, aš tą norėjau dirbti. Ir dabar, reiškia, ir net prie konjunktūros. Jeigu tada buvo, sakykime, liaudės, tai aš jau to nedarau, kaip dabar, pavyzdžiui, sakykime, koks konceptualizmas ar minimalizmas, ar iš vis, reiškia, vengiam žmogaus arba tikros figūros ar ko. Aš atvirkščiai, reiškia, nevengiu. Suprantat, čia yra nuo žmogaus charakterio. Bet čia jau mano ir bėda, ir džiaugsmas, kaip sako. Kaip jums atrodo? Gerai, gerai. Ir čia jau nebelabai. Ne, gerai, man ir tada neblogai buvo. Jo. Reiškia. Pakaušę, tai biškį labiau. Visi abrasdai žiūrėti. Jo. Ir norėjosi, reiškia, kad būtų kokie tai šiek tiek šio laiko momentas. Šiek tiek, sakant, ribotas. Man irgi tai buvo labiau. Bet pirmiausia, dar turim žiūrėti iš apačios, reiškia, šiek tiek viskas grupų matyti. Stovės aukštai. Jo, sėdės aukštai centre. Ne, tai dar plaukus biškai irgi užfiksuosi. Jo, dar čia bus tai viskas lygiau. Marija labai graži. Bet pažiūrėk, ką galima duoti, jeigu akademijai daugelis žmonių ir meno žmonių sako, kad bet koks mokymasis kenkia žmogaus individualybei. Kaip tada išspręsti, kam tai reikalinga akademija? Jeigu ji nėra akademinių užduočių ir nėra mokymos. Ir iš esmės žiūrint, kad mokytis, menininkas gimsta. Ir užrašyta ant sienos yra, kad menininkas kiekvienas ir jis tik žino, kad menininkas. Tai. Ir jūs manęs klausėt, jūs tik pasižiūrėkit, paskaitykit, pažiūrėkit, kas darosi, jūs visi turėsit aiškės, padarysit išvadas. Bus menas ir yra menas, reiškia, jis kol suras savo taką, savo kelią, reiškia, pramuš. Bet čia yra kita problema, kiek tas menininkas ir kiek tas menas ir kiek į bendrą įsiaudžia audinį, kiek įsipina, reiškia, bendrą kultūrą. Tiek savo tautos prasme, reiškia, tiek visuomenės prasme, net ir pasaulinė prasme, reiškia, kiek tu įeini. Šis, sakyčiau, laikotarpis net yra daugiau, net nevadinčiau feljetoniniu laikotarpiu, kai vienas rašytojas pavadino feljetoninis laikotarpis. Čia graudus laikotarpis yra.
Kiek Vaduokliuose metų? Nuo 6 metų savo amžiaus. O šiaip tai aš niekur nebuvau išvažiavęs, gi mano tėviškė tėvai, nu viskas. Čia toks išvažiavimas ir buvimas reliatyvus dalykas, nes yra didelė dalis žmonių, gyvenam Lietuvoje, o kažkur svajojam ne čia, o ten gyvenimas, kitur, ne čia. Va kur yra problema. Reiškia, išvietina žmonės save vietoj sėdėdami. Net Lietuvoje būdami, jie jau yra emigrantai. Reiškia, išvažiuojantis. Uždirbti ar... Suprantat, dabar mūsų psichologijoje sėdi šita bacila. Taip, kad aš čia niekad nebuvau išvažiavęs. Iš esmės tai su amžiumi. Įskrenda gandrai ir grįžta gandrai. Sakykime, pavasarį įskrenda ir grįžta, reiškia, pavasarį, o rudenį, vat, sakant, jau įskrydė dabar. Bet ir žmogus taip pat, jis ko gero turi grįžti į tą pačią vietą, iš kur jisai buvo, kad jis jaustų tą ramybę vidinę, kad jis jaustų tą namo grįžti turi. Vytis, Vyčio apygarda buvo. Čia rezistencija, reiškia, netokia jau maža buvo. 44 Liepos mėnesį susirinko ir įkūrė šitą apygardą, nu, sakant, pasipriešinimą. Na ir iš tos mūsų parapijos, reiškia, visi vadai buvo. 4-5 vadai buvo iš mūsų parapijos. Sakot, nuostabus grožis. Nuostabus. Ir kiek dabar laiką čia darėt? Čia tai dabar dariau, nu kaip. Seniai, kol sugalvojai, tai vat. Nuo 97 metų. Mano tėtė buvo Vyčio partizanas. Nu, tai va, vadas matot, buvo. Jo, tai Būrio va, vadas. Ai, būrio, aš Nu, galvoju apygardos. dabar- Ne, būrio. Būrio vadas buvo. Majoro laipsnį dabar suteikė jam. O?
Iš esmės mano pats tas atėjimas, jis yra kaip ženklas, kad aš turiu grįžti ir naudą, reiškia, nešti toje vietoje, reiškia. Vilniuje yra daug žmonių. Daug pašauktųjų ir ten daug išrinktųjų. Aš galiu būti naudingesnis konkrečioje vietoje. Tai aš taip žiūriu, dėl to taip ir yra. Iš tikrųjų, reiškia, turi būti tokia, sakykime, decentralizacija arba dėmesys tom pelkėms, reiškia, iš kurios maitinasi visa mūsų drėgmė arba, kaip sakant, tam užkampiui. Šiaip tai aš ruošiausi nuo kokių 87 metų vis grįžti. O dabar, reiškia, labai normaliai aš taip. Ir faktiškai normaliausiai jaučiuosi, tik tai čia, kai lyg tai savo vietoje.